Vis dažniau pirkėjai renkasi vietos ūkininkų produkciją. Trumpa tiekimo grandinė – tai būdas, kaip maistas pasiekia vartotoją greitai, tiesiai iš gamintojo rankų. O dabar tai ir galimybė gauti paramą. Supažindiname su priemone, kuri padeda trumpinti kelią nuo lauko iki stalo, trumpų tiekimo grandinių ir vietos prekyviečių skatinimu. Priemonė skirta ūkininkams ir smulkiems perdirbėjams, norintiems bendrai tiekti maisto produktus tiesiogiai vartotojams arba per trumpą tiekimo grandinę. Tai gali būti ūkininkų bendradarbiavimas su mokyklomis, restoranų tinklais, prekyvietėmis ar net maisto pristatymo paslaugomis. Parama gali būti skirta daugeliui veiklų. Investicijoms į transportą ir prekybą. N1 kategorijos krovininiai automobiliai, prekybos priekabos, O2, mobilūs prekybos taškai, prekybos baldai ir kita. Įrangai ir technologiniams įrengimams, apdorojimo ir pakavimo įranga, sandėliavimo priemonės, šaldymo įrenginiai, kompiuterinė, programinė įranga skirta valdymui ir kita, statybai ir infrastruktūrai. Nauji pastatai ar statiniai, gamybai, perdirbimui, sandėliavimui, pastatų rekonstravimas, kapitalinis remontas, infrastruktūra sklype, privažiavimas, apšvietimas, vanduo, nuotekos ir kita. Atsinaujinančioms energijos gamybos sistemoms, einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms, susijusioms su trumpųjų tiekimo grandinių plėtra ir kita. Ši priemonė siūlo net 3 paramos modelius. Galite pasirinkti tą, kuris labiausiai atitinka jūsų veiklą ar poreikius. Modelis numeris 1. Tiesioginis žemės ūkio ir maisto produktų pardavimų skatinimas. Didžiausia paramos suma – 150 000 eurų. Modelis numeris 2. Žemės ūkio ir maisto produktų pardavimų skatinimas orientuotas į didesnės apimties realizavimą vietos lygmeniu. Tai yra trumpa tiekimo grandinė, vystoma kelių savivaldybių ar kelių pardavimo kanalų lygiu. Didžiausia paramos suma – 250 000 eurų. Modelis numeris 3. Žemės ūkio ir maisto produktų realizavimo tinklų logistikos centrų kūrimas. Didžiausia paramos suma – 1 500 000 eurų. Tinkami pareiškėjai pagal priemonę yra: 1. Fizinis asmuo, ūkininkas, užsiemantis žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir arba perdirbimu. 2. Privatus juridinis asmuo, užsiemantis žemės ūkio ir ar maisto produktų gamybos ir ar perdirbimo ir ar rinkodaros ir ar maisto produktų realizavimo prekybos jais veikla. Ir 3. Viešasis juridinis asmuo, atitinkantis MVI keliamus reikalavimus. Pareiškėjai turi veikti kartu. Bendradarbiaujančių subjektų grupė turi būti sudaryta prieš pateikiant paraišką. Vienas iš jų tampa grupės atstovu ir teikia paraišką nacionaliniai mokėjimo agentūrai. Turi būti pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurioje aiškiai apibrėžtos visų pareigos, atsakomybės, naudos dalybos. Paramos paraiškos vertinamos pagal balus. Kuo didesnė nauda vietos bendruomeniai, trumpesnė tiekimo grandinė ir didesnė partnerių įvairovė, tuo daugiau balų. Svarbu, projektas turi būti ekonomiškai pagristas ir realiai įgyvendinamas. Rekomenduojama iš anksto pasitarti su specialistais ir nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojais. Trumpa tiekimo grandinė – tai artumas tarp gamintojo ir pirkėjo, tai pasitikėjimas ir šviežumas. O dabar tai ir finansinė galimybė. Pasinaudokite parama ir kurkite trumpą kelią nuo jūsų ūkio iki vartotojo stalo.